mes šiandieną pradėtumėm ryšti, mes turėsim verbą susideda iš 3 dalių. Viena dalis pirmoji tai yra skiautėlė, ar reiškia ta vieta viršūnėlė, kur yra. Antroji dalis yra pati verba. Ir trečiasis dalykas yra kotas, tai turi būti labai graži proporcija. Faktiškai mes, reiškia, kotelio viršūnėlės gali būti maždaug ketvirtadalis, pati verba ir žinoma kotelis. Kad būtų kotelį užtenka visą laiką kažkokį trečdalio, bet vis dėlto, kaip mes šiandieną esame pripratę, kad mes jau verbą naudojame vien tik taip, reiškia, sakralės funkciją atlikti, bet kažkaip pritaikoma, tai mes galime 2 metrų padaryti, svarbu, kad mes turime žinoti, kaip mes jie faktiškai. Aš dedu į ranką, tai yra pirštinė ir tiesiog reikia užtvirtinti. Grįžtant didelę verbą, reikia pirmiausia padaryti mažą įpjovą ir labai negiliai rašyti. Ja ten sutišti, tiesiog užfiksuoti. Tai pats procesas, visas mūsų ryšys reiškia taip. Taip, jeigu matėt, kaip senais laikais mergelės reiškia verkdavo, tai tas reiškia niekas nebežino, pirštų galiukuose yra visa tiesa. Tai aš padaryčiau labai greit verbą, tik tai reikia po vieną. Imti po vieną, tai labai daug. Aš tiesiog labai gražiai jaučiu pirštais, net galėčiau ir užsimerkti. Tiesiog pridedu ir reikia rišti taip. Pirmosios, reiškia, mes galim rišti, žinoma, galim taip įsivysti pačiam. Ir be šitų visų dalykų darom sekretonu. Reikia nerišti šitoj vietoj, nes tada šitai kaip ir blogai pažeidžiamas. Reikia rišti visą laiką vos. Vos reiškia ties nuotelę prasideda. Nes kitaip, jeigu čia grįžim, tai jinai faktiškai gali nulušti. O jeigu dar ir nukrist ant galvos, tai nebus. Ir turim taip labai gražiai padaryti. Kad? Ir dar prisiminkim, kad visą laiką visą žaliavą dedame rankuose. Ten viršaus, bet paskui. Žinoma, čia jeigu mes turėtume galimybę ir aš galėčiau individualiai kiekvienam parodyti, būtų tik jokiais būdais ne taip. Nes taip daroma, nesijaučia dar kartą, sakau, jeigu norit, tai tikrai jau namuose kaip norit padaryti, tik tai sukdami, nes šitaip daroma, jūs nejaučiat proporcijas. Tik tai sukdama jaučiama, kaip gera kelytė, ar tai nematau. Ir trečdalį paliekam, nenuleiskim čia žemyn, nes vis tiek šitą nupjausim. Jeigu nupjausim, tai mūsų darba, užliauš. Dabar tai paieškokit, kad tikrai reikia. Čia sakau, galima laisvai daryti ir aplam žmogui. Ir žinokit, dabar taip, ne visą laiką būnant tai tiesus, tai mes galim pamušalo išlyginti. O pagrindinis dalykas, aš sakau, kodėl vis dėlto gyvūnį davė žmogui įjungimą. Galima nevažiuoti. Rankos gerai jaučiasi negu akimis, jis gali ilgai pamatyti. Ranką niekada iš praktikų žinau, iš etnografinių medžiagų, kad verba yra tokia, koks žmogus būdas tuo metu, kada jisai riša. Jeigu tik esi blogoj nuotaikoj, patikėkit, kad ir ten dėdi, ir šiandien verba neišeina, ir pirkėjas neateina, jis faktiškai dažniausiai būna, kad tai, kad sunaikini, bet jinai taip yra toks balasas, reiškia verba, tai yra didelė kaina ir mūsų, reiškia, bet matot, kas yra, jinai turi būti gražiai. Jinai turi būti kaip šukuose. Nes jeigu vienas ten, kitas ten, bet čia iš tik nežiūrėkit, čia ateiti viskam. Už tai sakau, jeigu žmogus klausytų, kas sako, vadinasi, nesate tobuli, kad girdėti. Reiškia, dedama viena šalia kitos. Yra kompozicija. Pavyzdžiui, jeigu mes rašom žodį, tai mes nepradedam pirmą ir paskutinę. Mes turim jį padaryti, mes turim dar visus šitus ženklus sudėti. Verbos rišimas yra tas pats, kaip rašymas, tapimas arba pats dainavimas. Mes turim šitą labai gražiai. Labai suprašom jaunuolį. Ir dabar, jeigu kas padarė, tai žiūrėk, mes čia turim karliną. Tai viena iš žolių, kuri faktiškai labai vargas. Tai žolė, kuri yra ir vaistažolė. Čia šiandien, aišku, aš tas temas nelėsiu, nes tai jau labai ištrūks. Šitą žolytę jinai labai yra minkšta, kad jinai nesuguldo. Turim taip tvirtinti vėl. Dedu žolytę ir pirštų laikau. Ir aš jau žinau, kur aš įspausiu. Ir tai yra toks dalykas vienas kartas, antras kartas. Todėl aš nešlapinu gėlių, aš matau pagal viskas, kokios jos yra, nes jos, kada išdžius, jos bus kaip saulutės. Kiekviena iš jų nors turi atskledyti, bet jūs bus skirtingai žydėjimo laikas. Ir pavyzdžiui, jeigu mano viena gėlydė yra labai gražiai įsižiūrėjusi ir turi visus savo, visą savo žydyną, tai kita bus nužydėjusi. Ir tokia atveju aš darau ir vėl formuoju, va šitų pirštų visi.
gėlytes, ne per daug. Mes pabandysim, reiškia, tada, kada padarysite vainikėlį, jeigu jau ten kažką gali išeisi gal į trečią lauksį, ir laikyti, žinokit, nes jūs su priimu. Tiesiog paimti motyliuką ir vėl už uodegytės, kad ne visiškai kvėpat galės. Pritvirtinkite ir vėl nuleiskite į apačią. Pritvirtinkite ir grįžkite prie pradinės padėties. Tik tai puikiai va šitą. Pasiima siūlo, va taip maždaug ilgiau. Ir nieko kito nedaro, siūlas eina apačią. Su tais pirštais formuojam bando. Ir tada darom tokią uodegytę, kilputę ir užlenkiam ir užrišam. Ir mes jau. Kita dedu, žiūrėk, aš pakalbėsiu pavyzdį, kita dedu iš tos pusės, reiškia, atbulikės iš nugaros. Nes iš priekį, jeigu dėčiau, tai tada būtų siūlėma. Ir dabar vėl tas pats. Reiškia, ja, ir va, imu už galiuką. Žiūrėkit, maždaug tokia patys. Galima taip, paprasčiau. Galima taip, žinokit, taip, nudnai, taip, šitaip, reiškia, spausti. Jeigu mes taip spaudžiam, mes faktiškai žalią, drėgną žalią, jau taip palanau, ir jinai jau, kada bus pririšta, jinai niekados nebus apibrėžy, jeigu jinai pati atsiūsime savo nuomonę. Tai va, mes, reiškia, dedam čia, spaudžiam ir taip. Va, pirmiausia, parodau va šitą. Ir siūliukas, matot, siūliukas kaip į kvapą, čia jis eina, jeigu jinai bus kažkoje va šitą. Dabar bandom uodegytę, labai gražiai, spaudžiam ir mes jau turim kažką uodegytę. Tai va dabar tai yra antras būdas, nes pirmas tai yra tvirtinimas pačios žaliavos, antras yra paties vainikėlio. Mažesnis patinka, kad vis dėlto atsiminkit, kad dar ateityje, reiškia, ir nesuspausti, atsiminkit, mes gyva šitai irgi nelabai norim gyventi. Mums reikia proporciją kompoziciją, lengvai, plastiškai nusileisti žemyn ir turi, reiškia, kažkur būti pagrindas. Dažniausiai būna arba per vidurį išplatėjimas yra, arba pačioje pačioj. Niekados nebūna, reiškia, išplatėjęs viduris viršūnėlės. Va.